Suprantu. Pasikelsim kvalifikaciją. Nu va, čia matot šios įtampos. Įtampa, dabar yra tarp tų elektrodų, kažkur tai 5, gal net 7 centimetrai, tai 70 mm. Vienam milimetrui pramušti reikia 1000 voltų. Tai čia 70 000 voltų būtų, jeigu čia mes atskirtos kibirkštis. Na tai aukšta įtampa. Tai jeigu mes prijungiame laidu, elektronai gali atitekėti iki šito malonėlio ir jie pagal prigimtį elektros sąveikos dėsnis vienas kitą labai stumia. Ir va čia stumėsi į pačius kraštus. Kai jau prisistumia iki pačių kraštų, pažiūrėjome kraštus. Šitas smagratis nesisuka, tai va jisai vartosi kartu su ta rankenėlė. Aš rankenėlę atverčiu ir tas apsiverčia. Atverčiu, vėl apsiverčia. Bet tai va laisvai. Jeigu mes įsukam, tai tada jisai stengiasi palaikyti vieną kryptį. Na ir dabar aš galiu įsukti. Ir mes tiesiog įsuku. Kuo greičiau, to geriau. Nu va, ir dabar jau šitas besisukantis kūnas išlaiko savo sukimo ašies kryptį. Nu va, žemė į kokią žvaigždę ašį nukreiptų? Žemė į kokią žvaigždę ašį nukreiptų? Ne, ten per daug arti. Tokia žvaigždė, į kurią visą laiką sako, žiūri ir sako. Ne, šiaurinė žvaigždė. Šiaurinė žvaigždė. Taip visą laiką yra vienoj vietoje. Šisas žvaigždės kitas sukasi, o šitą stovi. Tai va šiandien toksai mažas žemės modelis. Ir jisai labai naudingas toks renginys giroskopas vadinasi. Lakūnams, kosmonautams. Jeigu skrisite į Marsą, tai siūlo į kuprinę įsimes. Labai pravers. Reikalas tas, kad nueinat miegot, paleidžiat šitokią. Jisai palaiko kryptį. O paskui, jeigu jūs nukrypsit, netyčia kažkodėl. Tai tada iš šito atsikėlus reiks pataisyti. Dėl toliau. Va. Nu, bet sakykime, jeigu koks lakūnas, tai jisai žemė įsuka, paskui kyla, iš karto matot rodiklė, ten pritaisyta prie tos pačias rodo. Jeigu įskrenda į debesis, kaip dabar, sakykime, kilometro, 2 kilometrų stovi debesis, viršuje rūkas, apačioje rūkas, visur šalmas ir reikia rūkas, nieko nesimato. Na tai tada, reikia žiūrėti į šitą prietaisą ir kylant rodo, lyginai, skrendi taip, jeigu kokias lyginėsis, rodo, kad leidėsi. Na, paskui prisileidė, tai viskas tvarkoj. Žemė gali ir nebūti debesų. Vietoje sieną. Tai tada matosi, kur apačia, kur viršus, o atskrentant į mėnulį, jau tam nėra, ne pačios, ne viršaus, o tada jau žemė įsišifruoti. Ir orientuotis pagal šifrą. Vienas dalykas nuskrendant, antras dalykas grįžtant. Kiekviena raketa tokių rūkų 10 turi. Ir aš tos automatinės. Nes tenais nėra tokio vairuotojo. Bet jos pagal šitokios giroskopus ir susireguliuoja. Giroskopas.
šiaip jau matėt, va čia vienas jisai toks vienišas giroskopas. O šičia jisai tvirtintas ant ašies, kuri dar gali tvartytis. Ir va čia yra svarelis, kol šitas smagratis nesisuka, tai gali, truputį priartinu, nusvyra. Taip. Jeigu aš vat jį išderinu ir prie galą pritvirtinu, nu taip vat nusvyra. Na, sakykime, kad aš dabar jį daugmaž pusiausvėrai pasakiau ir vėl įsuksiu. Įsuku tą smagratį. Pagreičiau to geriau. Pagreičiau to geriau. Greitą varikti. Tai, dabar jisai sukasi. Tai dabar aš jį galiu pritvirtinti, sakykime, prie galo. Matot, nekrenta. Jau krito. Nekrenta. Jeigu pritvirtinu arčiau ašies, vėl nenugriūna, kaip anksčiau griūdavo. Na, galiu visai pasidaryti vaikas. Ir vas pakabinti. Manot, šitas, kas sukasi, tas visas smagratis, vadinamas precesija. Sukasi sukimosi ašis. Šiaip jau ašis atsinais, bet jisai dar ir sukasi. Nu va, tai va, tiesiog tokį įrenginį, jeigu įtaisyti laive, tai audroj kur nors, jisai prilaikytų laivo svyravimą. Ir prilaiko įvairiose atvejose. Nu, ar krovinį kokį vežant, ar keleivius. Na tai tiesiog šitas reikalingas. Nu, o jeigu kartais su tanku tektų važiuoti, neteko važiuoti su tanku. Labai nepatogu, tenais dažniausiai ne autostradom važinėja tankai. Tai griovys, tai kalnas, o patranką tai reikia laikyti, nes jeigu tu nelaikysi, tai tada nupjaus ir viskas. Ir toks įrenginys padeda išlaikyti kryptį. Bet visą laiką tas tankas tai šakinėja, o patranka visą laiką vada kryptį. Giroskopas. Važinėja irgi tas pats principas panaudotas. Ne, tenais truputį gal kitoks. Bet šiaip jau kiekvienas yra malūnsparnių modeliai, lėktuvose gal irgi yra, bet malūnsparnių tai tikrai yra keli tokie giroskopai, kad jisai nenuvirstų. Nes kylant į kamčiuką, tikras ir nugrius. Tai taip, kad visais giroskopais. Paduokite kylančiai žvaigždei. Panašiai daro dabar Kalinauskas. Viena iš kito, reiškia, Argo yra kompanija, kuri pardavinėja rinkiniai. Paskui vienas yra Imkevičius, tai jis turi pasidaręs. Ten labai jau elementarų tempert, reiškia, automobilį, jisai apdyžta tokį, be jokio variklio. Jo, ir toliau šitam rajūnuose Panevėžy, tai turi nusipirkę jie galą ir ten jie užsiminėja perpartą, reiškia, jie turi ten kažkokį gabalą pas kanikuose.
Taip, būtinai diskliuotas, turi būti švarus. Temperatūros, kai jas ištraukite į šiltą aplinką, tada temperatūros jas pradeda vėl plėsti. Stebimosiose temperatūrose. Thank you.